Sveiki, norėtumėm pristatyti Jums euro detektorių aparatą, pinigų tikrinimo aparatą. Tai yra vokiečių gamintojo Ratio Tech gaminys. Čia yra vienas populiariausių savo kategorijoje ir gan nebrangus. Kuo išsiskiria šis aparatas, tai jis, kad labai paprastas naudotis. Jie yra pilnai sertifikuoti Europos centrinio banko. Labai plačiai naudojami, pavyzdžiui, Vokietijos supermarketų tinklas Lidl, tokių yra net virš 10 000 nupirkęs. Labai ilgas tarnavimo laikas yra klientų, kurie net naudoja iki 8 metų šitos įrenginius. Koks dar jų privalumas tai yra, kad nemokamas atnaujinimas programinės įrangos. Tai reikia per USB jungti, prisijungti prie kompiuterio ir su gamintojo programinė įranga galėsite labai lengvai atnaujinti visą programinę įrangą. Nes, kaip mums žinoma, pavyzdžiui, kas kelis metus Europos bankas išleidžia vis naujų kupiūrų. Ir jeigu bus kažkokios vėl naujos kupiūros, tai pas kitus gamintojus tokie atnaujinimai gali kainuoti, gali reikėti pirkti SD korteles. Na, o čia tiesiog jums viskas nemokamai, prisijungiate, keli paspaudimai ir jis jau gali nuskaityti naujas kupiūras. 2016 metais tikrai bus naujos 5 ir 10 eurų kupiūros, taigi jūs apsaugote savo investiciją. Na ir kaip juo naudotis, jisai gali būti tiesiog jungiamas į elektros pizdą, arba čia yra baterija, akumuliatorius, kur statosi ir jisai gali būti naudojamas mobiliuose prekybos vietose. Tai ką, tiesiog reikia jį jungti ir žalia lemputė reiškia, kad tikra kupiūra, raudona, kad kažkas negerai ir tai gali būti patirpta. Todėl reikėtų vėl atidžiau apžiūrėti tą kupiūrą ir tada jau nuspręsti, ką toliau daryti. Beje, šis detektorius gali būti užprogramuotas, tai papildomai apie 5 eurai kainuoja, kad skaitytų ir litus. Bet tą reikia prieš užsakant žinoti. Eurus reikia tikrinti, nesvarbu, tiesiog įdedate ir jie išvažiuoja atgal, įdeda 5 eurus ir lygiai taip pat žalia lemputė parodo, kad jie tikri, galima ir kitą pusę įdėti, jisai atpažįsta. Jeigu kartais kažkas užstrigtų ar dar kažką netyčia, tai galima visada atkelti, pažiūrėti. Čia yra tokie sensoriukai ir taip toliau. Taip, viskas veikia, o litus tikrinant reikia nepamiršti dėl specifikos mūsų litų ir skiriamųjų ženklų nuo padirbinėjimo, jos reikia būtent dešiniai pusėje įdėti. Ir tada būna viskas gerai. Nes kairiai pusėje tiesiog, kadangi tie aparatai yra eurams pritaikyti, tai jie neatpažins. Jeigu įdėsiu šitoje vietoje, tai vat, parodys raudona lemputė, kad kažkas negerai. Ir, aišku, vat, turime tikrų litų, galime pažiūrėti, matot, nesuveikia. Tai tiek.